electric chairs, electric shock treatment. Napalm, neutron bombs. Gas chambers and germ warfare. You should have learned by now that depriving each other of basic needs and freedoms is not the answer for our world. That allowing ignorance and hatred to rule our minds can only lead to war, suffering, pain, and even more war. How long will it be before we change our course and create a world of peace, happiness, and love? A world where children can grow. Dabar visa šiandien mūsų šeimyna, ponia Emilijos duktė Elizabeta ir ponas Andžejus. Šitas namas ir visas mašina ir viso kito garažas, reiškia per 6 metus visą tą, sakoma, galima čia pasiekti. Aišku, dirbam ne taip, kaip mes dirbant amerikietiškai. O dabar mes važiuojame į Dontowną, reiškia, ir norim tokią ekskursiją po Detroitą ir apžiūrėti, parodyti, kiek bus galima Amerikos kasdienybę, ar Amerikos vaizdus, ir Amerikos, tokį buitį, ką galėsim, tą apžiūrėsim. Ačiū labai pastadė, kad mes išvažiuojam. Ačiū labai. Dėkuoju bardzo. My pojechali. Reikia mūsų policijos mašiną. Tikrai čia labiau viskas, tai, kaip sakytum, įstatymas yra aukščiau visko. Įdomiausia, kad galime šitos idėjos, bet negalime parašyti negalime. Jeigu nėra rašyta, galime sakyti mašiną, vadinau šviesą. Visi vieno dviejų aukštų, bet dauguma, daugiausiai, grupna visa Amerika gyvena vieno ir 2 aukštų namuose. Gyvename atskirai, vienas turi savo namą. Tai yra 2 pedalai, gazas ir stabdis, tokio nieko nėra. Kuris eina per visą Ameriką. Tai yra greitkis. Jame negalima važiuoti iš lėto. Ir aišku, galima važiuoti per greitai, reikia važiuoti tinkamu greičiu. Ne mažiau 45 mylių, ne daugiau 65 mylių per valandą. Tai būtų apie 110 km. Daugiau, kas aš nemačiau, kad galim greičiau važiuoti, nors ir keliai labai geri. Įdomią vietą yra tas labai didelis, kaip sakyti, ir turtingas tiltas, kuris pakyla iš visų namų ir labai tęsis. Ir man tai labai, kaip sakyti, pradžiai padarė didelį įspūdį. Gyvenadams Amerikoje. Taip.
Greitkeliuose nėra susikirtimų su jokiu keliu, su jokiu geležinkeliu, su jokiu šviesoforu. Važiuoji ir nėra jokios kliūties. Jos būt negali, kadangi šiandien yra sekmadienis, išeiginiai, tai yra mašinų labai nedaug. O šiandien dienos grafikas, tai yra mašina prie mašinos, visos 4 juostos ir važiuoti, kaip sakyti, reikia labai atidžiai ir aišku, neišlėti. Važiuoti greičiau, galima važiuoti saugiau, negu važiuoti išlėti. Juostos yra skiriamos betoninį pertvarą, sunkusių betonas ir tai įkrifį. Brothers on the slide, working on the wrong side. Watching your Važinėti yra labai malonu mašinos ir keliai. you can't win so Nes tas važiuoja į Detroit centrą. Nėra taip arti Veiganos, nes kadangi miestai yra ištęsti ir vienaukščiuose, dviaukščiuose būtuose ir tai yra labai užima didelė teritorija. Aš žinau, važiuojant per Ameriką, tai atrodo, kad miestas nesibaigia. Iš vieno miesto važiuoti į kitą, bet nėra jokios ribos, nėra jokios sienos. Kokio skirtumo miestų. Jeigu kaip pas kaimas miestas yra čia. wrecking your folks' name. It's a shame, but it is. Labai namo viskas išaišku, turint žemėlapį, aš važinėjau į Detroitą. Vienas pats turint žemėlapį, gali bet kur važiuoti, aišku, reikia truputį žinoti angliškai, suprasti parašyti, tai yra daug padaryti. Tai nėra taip sunku. Man atrodo, šitą moka. Getting closer day by day. Čia amerikiečiam nėra jokių kliūčių pervažiuoti Kanadą ir atgal ir parodžius vairuotojų pažymėjimą. Galima važiuoti į Kanadą ir grįžti atgal, jokių nėra muitinių, nėra kliūčių, nėra aišku. Galbūt ne viską galima vežti išvežti, bet kitas patar neapvažiuoja. No, what they'll do to you. Viskas padaryta žmogaus labai. Taip, kad žmogus, kaip sakyti, nevargtų dėl mašinų. Servisas yra čiausias dalykas. Which way you going? Slowly sliding. We're doing all that we can. Slowly sliding. But so is the man. Slowly sliding. Getting closer day by day. Gonna put you away. Pėsčiųjų Amerikoje labai mažai, labai gerbiami kilometrai. Which way you going? We know. Tokiam dideliam mieste, kaip Detroitas, jis yra 3 kart didesnis už Vilnių, 4 milijonus gyventojų 4 turi. milijonai gyventojų, važinėja gal vienas autobusai, taip vadinami basai ir daug nieko. Be mašinos, be transporto čia gyvenimas neįmanomas. Irksta važiuoja. Transporto gyventi neįmanoma, aš tą labai pjūtau, kai neturi mašinos, tai nieko gerų draugų, galėjau judėti kitaip, gyventi neįmanoma. Cracker dawn, already up, writing a few songs, bags packed, about to hit the Su road. meriniu transportu praktiškai nėra jo. Autobusas važiuoja gal 3 kartus į dieną ir važiuoja per centrą ir toms kas baigėsi. Čia mes važiuojame į Detroito centrą, tai yra jau daugiau šilumai, kurių čia labai nedaug, bet jie yra labai gražus. Bird in the sky, bird in the sky. Now I'm gonna spread a little bit of hill country love, hill country love. 10 hours to the next show. I can't wait. Let's go. Just pulled up. Labai statom tokį lengvesnį stiliaus.
nei pas mus. Mažiau naudojama visokių stamtų medžiagų, kažkaip tai yra konstrukcija, architektūra graži, bet konstrukcija yra daug lengvesnė. Ar tiesiai važiuosim? Co to będzie? No ty jeszcze nie razu nie jechał maszynie, ja? Tadek. My heart is aching for a change, and if you listen carefully, you'll hear. Dabar vėl gartas trūkį yra ir mes tuo matysim Kanadą. Dabar pradėsim Kanados teritoriją ir laivą, kur čia plaukia va šito Detroito upe. Čia yra riba tarp Amerikos ir Kanados. Yra siena. Laivas pasiveža prie. Tiltas, kuris jungia Kanados ir Amerikos krantus, pateks į kadrą. Detroito upė ir Kanados